Pečių sukimas. Lėtai judinkite pečius pirmyn, aukštyn, atgal ir žemyn. Pirmyn, aukštyn prie ausų, atgal ir žemyn. Judiname pečių sąnarius ratu. Tuo pačiu nepamirškite mankštinti krūtinės ląstą ir nugarą. Krūtinės ląstą išplečiame, nugarą išlenkiame. Krūtinės ląstą įtraukiame, nugarą išplečiame. Ir lėtai sudame ratus. Mankštiname krūtinės ląstą, nugarą ir pečių sąnarius. Pasistengkite apibrėžti didelį lanką pečiais. Kai krūtinės ląstą išplečiame, įkvepiame. Kai krūtinės ląstą suspaudžiame, iškvepiame. Įkvepiame ir iškvepiame. Atlikę maždaug 10 kartų judesių, judiname rankas į kitą pusę. Pečiai atgal, aukštyn, pirmyn, žemyn. Vėl atgal, aukštyn, pirmyn, žemyn. Ir vėl krūtinės ląstą praplečiame, įkvepiame. Krūtinės ląstą suspaudžiame, iškvepiame. Įkvepiame, iškvepiame. Įkvepiame, iškvepiame. 10 kartų įkvepiame, iškvepiame. Atlikę šį pratimą, pakeliame pečius aukštyn, lyg norėtume pečiais pasiekti ausis. Ir atpalaiduojam numetam. Pakeliam ir atpalaiduojam. Pakeliam ir atpalaiduojam. Pakeliam, įkvepiam, atpalaiduojam, iškvepiam. Pakeliam, atpalaiduojam. Vėl kartuojame pratimą 10 kartų. Pakeliame ir atpalaiduojam. Šie pratimai gerina pečių sąnarių lankstumą, taip pat apsaugo nuo pečių sąnarių ligų ir padeda paruošti kūną, padeda paruošti pečių sąnarius tolesniai mankštai.